Labas rytas visiems, sveiki sugrįžę į dar vieną vlogą. Šiandien yra sekmadienis, labai bus šiltas sekmadienis, bet nusprendžiau kažką pakeisti su vlogais, tai yra pabandyti filmuoti su 3-5 milų setupu, padaryti cinematinių šotų labiau daugiau, nes tiesiog norėčiau padaryti šiandien, kad būtų vlogas kaip filmas. Nežinau, kaip man pavyks, gal per anksti žadu, tai jeigu pažadėsiu dabar ir nepadarysiu, tai bus jau irgi problema. Dabar varau užsimaudyt, po to varysim sumontuoti vakarykštį vlogą. Šiandien naudosiu HitFilm Express montavimo programą, tai pažiūrėsim, tai bus nauja programa, visiškai nenaudojęs esu, tai kažkas naujo bus. Varom. Per visą savo YouTube filmavimo karjerą, fotografijos karjerą supratau, kad geriausias aktorius esi pats ir geriausias modelis esi pats, nes arba to draugai. Nes pats tu grinai žinai, ko pats nori greičiausiai, kai montuoji, kai filmuoji, kai fotografuoji. Ir gali labai paprastai būti savo modeliu pats ir pats savo aktorium. Arba draugai, nes draugai, tu dažniausiai draugus savo pažįsti ilgai. Ir todėl žinai, ką jie gali, ko negali. Ir jo. O tarkime, užsakinėjant aktorius arba modelius, jeigu jie patys pas tave neateina, tai kartais būna problema, nes tarkim, tu vieną dieną suplanuoji šiūtą, tai fotografuot ką nors, būtent tą žmogų, arba filmuot. Ir tas aktorius nepasirodo, ir tada visi planai von tiesiog eina. Galima žiūrėti pavyzdžius kaip Casey Neistat, kažkas dar, man atrodo, tikrai darė irgi pats savo trumpametražiuose filmuose vaidino. Ir tame nėra problemos, nes tu tiesiog negali pabėgti iš savo pačią sceną, pačią filmavimą, nebent tu nusprendai nebedaryti to visiškai. Aš tikiuosi, kad kažką supratot. Vlogas jau keltas, viskas sutvarkyta. Norėčiau išeiti į lauką, nes pažiūrėkit, kaip lauke viskas atrodo gražiai. Dabar yra rūkas toksai, tai gal išeis kažką pafilmuoti įdomesnio. Dar nežinau, pažiūrėsim. Pamiršau jums pasakyti kažką, kad pirmadienį aš rašau istorijos kontrolinį ir taip pat matematikos reikia pasimokinti, todėl yra labai daug ką mokintis ir aš neišeisiu į lauką pafotografuoti to, kas yra tenais, tai yra rūkas ir šiaip naktis. Blemba, man taip trūksta nuotraukų iš tikrųjų fotografuoti, nes aš išnaudojau beveik visą savo limitą, kokį turėjau. Ne limitą, bet atsargas nuotraukų. Iš tikrųjų reikia eit kavos pasidaryti, nes manau geriau sektųsi mokintis. Čia yra matematikos papildomi namų darbai, kuriuos turiu šiandien padaryti, arba man kitaip nesproto dėl to, ką nepadariau. Ir čia yra toks pain in the ass daryti. Tačiau, nežinau, gal kažkaip sugebėsiu, turiu pagalbininką savo gerą. Svetainė Mathway, jeigu jūs turit problemų su matematika, čia galite įvesti, čia basically chato forma viskas vyksta. Todėl jeigu neturit draugų, galite pabendrauti su labai geru matematikos žinovu.
Užkniso. Nori kepsnio? Nu, Ir suvalgysiu. gerai. Va su morkova. Gerai, pašnekėk, ką tu veiki gyvenime šiaip. Šiaip aš renku butelius prie šiukšlynų. Džiugai, negalima manęs filmuoti. Čia, kaip matote, yra mano visos kameros, skaitant telefonų, jie visi turi kameras. Nes Gretai norėjau tiesiog patikslinti, kiek aš kamerų turiu. Aš sakiau, kad 8 turiu, jo yra 1, 2, 3, 4, 9. 9 kameras. Plus šita, su kuria filmuoju, tai yra 10 kamerų. Ką man tiek reikia? Nereikia, atsarga kitos nedaro. Tiesiog įsivaizduokit, kad galėčiau filmuoti savo vaizdo įrašus iš 10 skirtingų kampų. Iš 10 skirtingų kampų, aš galėčiau aplink visą savo namą filmuoti. Gerai, ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vlogą, tikiuosi, kad jums patiko tokio tipo vlogas, aš tikrai ateityje norėčiau daugiau tokių padaryti, nes man buvo smagu gaminti, nereikėjo man kažkur labai daug kalbėti ir nusišnekėti kažką, taip pat man patiko kažką naujo išbandyti, tiesiog jums, kad būtų įdomesnis kontentas, kad nebūtų tas pats per tą patį vlogas. Galvoju tai įdėti kiekvieną epizodą vlogo, kiekvieną dieną, pažiūrėti kaip gausis, žodžiu, palikti komentarus jūsų nuomonės aprašyme. Ir jo, pasimatysim tada rytoj, tiesiog anksti baigiu, nes žinau, kad greičiausiai daugiau nieko neveiksiu. Jeigu veiksiu, tai pafilmuosiu, bet dabar varysiu montuoti. Ir jo, iki.